Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną mes pratęsime skaityti Luko Evangelijos pirmąjį skyrių ir skiriame šiam skyriui jau trečią laidą, nes skyrius yra gana platus, daug ko yra pasakyta jame ir todėl nesinori paskubomis prabėgti per šį žodį, per šį pasakojimą, bet kiek įmanoma ramiau apžvelgti, įsižiūrėti, įsiklausyti, kas čia sakoma. Pasakyti yra tikrai nemažai, pasakyti yra tikrai daug svarbių tiesų, kurias gerai yra įsiminti, gerai yra įsidėti į širdį ir gerai yra mokytis jų laikytis. Čia ir nuolankumo žinia, nuolankumo pamoka, čia ir pasitikėjimo Dievu, kuriam nėra neįmanomų dalykų pamoka, čia ir pasidavimo, paklusnumo Dievui pamoka, lankstumo prieš Dievą pamoka. Čia daugelis dalykų, kurie iš tikrųjų yra aktualūs mums šiandieną. Mes sutinkame tiek Elžbietą su Zachariju, kurie ištikimi Dievui, tarnauja jam, visgi nesusilaukia vaikų savo gyvenime, patiria tam tikrą pažeminimą, gėdą. Ir galėtų atrodytų skaudintis prieš Dievą, galėtų atrodytų kažkaip nusivilti, nuleisti rankas, bet ne, žiūrėk, jie tarnauja jam toliau ištikimai ir galiausiai susilaukia Dievo aplankymo. Čia žiūrėk ir Marija, kuri susižadėjusi, kuri iš nežymaus kaimo, Nazareto, kilimo, sulaukia angelo aplankymo ir sulaukia Dievo šventosios dvasios aplankymo, taip kad jos iščiose užmezgamas vaisius ir tai yra Dievo sūnus, kuris ateis į šį pasaulį būtent per šią merginą, šią mergelę. Ir čia mes matome taip pat, kaip Marija, būdama jauna mergina, kaip jie artimai ir giliai pažįsta Dievą. Ir tai yra taip pat pamoka mums tikėti, jog Dievo pažinimas yra įmanomas, kad santykiai, artimi santykiai su Dievu yra įmanomi ir to siekti. Ir šiuo atveju Marija mums pasitarnavo kaip puikus pavyzdys to. O dabar pratęskime skaityti pirmąjį skyrių nuo 56 eilutės. Mes baigėme tuo, kad Marija aplanko Elžbietą ir jos pasikeičia tokiais pranašiškom giesmėm, pranašiškais žodžiais, tiek Elžbieta pradžioje, tiek Marija po jos. Ir dabar 56 eilutė sakoma, Marija išbuvo su Elžbieta apie 3 mėnesius ir sugrįžo į savo namus. Taigi Marijos viešnagė pas Elžbietą baigėsi, praeina 3 mėnesiai ir grįžta namo. Elžbieta atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokį didį gailestingumą parodė jai Viešpats, džiaugiasi kartu su ja. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zachariju. Atsakydama jo motina tarė, o ne, jis vadinsis Jonas. Jie įsakė, bet niekas tavo giminė neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Ir visi stebėjosi. Taigi mes matome, įvyksta taip, kaip angelas pranašavo, taip kaip jis skelbė. Praeina 9 mėnesiai ir Elžbietai su Zachariu gimsta sūnus. Ir čia mes matome būtent šitą sceną su vardo
suteikimu gimusiam kūdikiu. Ir mes matome, kaip giminės ir kaimynai daro spaudimą Elžbietai, kad ši pavadintų jį Zachariju. Elžbieta sako, ne, jo vardas bus Jonas. Galiausiai jie klausė tėvo. Zacharijas paprašęs lentelės užrašo, kad jo vardas bus Jonas. Taigi mes matome, kad iš tikrųjų vyksta taip, kaip angelas skelbia. Ir šiuo atveju Elžbieta su Zachariju lieka taip pat nepalenkimi ir paklusnus angelo balsui. Būtent Jono vardą jie suteikia gimusiam kūdikiui. 64 eilutė. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis kalbėjo šlovindamas Dievą. Na štai, pagaliau Zacharijas gali kalbėti. 9 mėnesius pratylėjęs Zacharijas prabyla, jo lūpos atsivėrė, atsirišo liežuvis ir jis kalbėjo šlovindamas Dievą. Taigi dar viena detalė, pasirodo, Dievas gali uždaryti burną, užverti kalbos dovaną, atimti kalbos dovaną ir ją vėl suteikti. Įdomus dalykas, mes matome, greičiausiai Zacharijas pasimokė ateityje savo gyvenime prieš kažką pasakant gerai pagalvoti ir pasverti. Aš manau, kad tame yra moralas, tame yra pamoka, kad ir mes prieš atverdami lūpas kažką pasakyti ištirtume ir pasvertume, kiek tai, ką pasakysime, bus svarbu, kiek tai bus ugdomas dalykas, kiek tai nebus tuščiažodžiavimas, kiek tai nebus netinkama kalba prieš Dievą ir prieš žmonės, nes tai būdinga raštui. Raštas daugelį kartų mus perspėja būti lėtais kalbėti ir greitais klausyti. Lėtais kalbėti, lėtais pykti ir greitais klausyti. Šešiasdešimt eilutė. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Kaimynai išsigąsta išgirdę Zachariją vėl kalbant. Visi girdėjusiai dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kasgi bus iš to vaiko. Ir Viešpaties ranka buvo su juo. Iš tikrųjų, tokie neįtikėtini įvykiai lydi šitą Jono gimimą, kad žmonės ne be pagrindo klausia, kasgi bus iš to vaiko. Kūdikio tėvas Zacharijas tapo pilnas šventosios dvasios ir pranašavo. Štai mes matome, dabar jau Zacharijas ima pranašauti. Tai būna palaimintas Viešpats Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą. Jis iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo tarno Dovydo namuose. Čia jis kalba apie Jėzų Kristų, ne apie Joną. Taigi mes matome, kad visai neseniai viešėjo Marija Zacharijo namuose 3 mėnesius. Ir greičiausiai Elžbieta jam pasakojo. Ir jis pats girdėjo, kaip Marija pasakoja, kaip jį patyrė angelo aplankymą, kas jai buvo išpranašauta. Ir matosi, kad čia jau Zacharijas tiki tuo liudijimu, kurį patyrė Marija iš angelo Gabrieliaus lūpų. Nes jis kalba apie Dievo ištikimybę ir išvadavimą, išgelbėjimą, pakeliant jam tarną iš Dovydo namų. Ir būtent Jėzus bus iš Dovydo namų, Jonas ne. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešo ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo parodydamas mūsų protėviams gailestingumą ir atsimindamas savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui
jog leis mums išvaduotiems iš priešų be baimės jam tarnauti per visas mūsų gyvenimo dienas šventumu ir teisumu jo akise. Taigi mes matome, Zacharijas pranašauja apie Jėzų Kristų, jog jis yra pranašų išpranašautas, kaip ir prieš tai Marija, taip ir dabar jis mini būtent Abraomą, apie Dievo priesaiką duotą Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų be baimės Dievui tarnauti per visas mūsų gyvenimo dienas šventumu ir teisumu jo akise. Taigi jis džiaugiasi gelbėtojo ateimu, kuris tuoj ateis. Jis regi tame senųjų pranašysčių išsipildymą ir išskelbė tai dabar savo kartai, tiem žmonėm, kurie jį supa. 76 eilutė, o tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes eisi pirmą viešpaties veido jam kelio paruošti. Štai dabar jau Zacharijas pranašavo apie savo sūnų, apie Joną, kuris ką tik gimė, kad jis bus vadinamas aukščiausiojo pranašu ir eis pirmą viešpaties jam kelio paruošti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmių atleidimą ir širdingiausią mūsų Dievo gailestingumą, su kuriuo aplankė mus aušra iš aukštybių. Taigi čia taip pat yra be galo gilus ir svarbus žodžiai, kad mus, sako, aplankė aušra iš aukštybių, kad apšviestų esančius tamsoje ir mirties šešėlė, kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią. Ką visą tai reiškia? Žmonija, Izraelio tauta, kartu ir žmonija visa yra paskendusi tamsoje, mirties šešėlėje. Ir teisiantis gelbėtojas Jėzus Kristus bus kaip ta aušra, kuri apšvies esančius tamsoje. Jėzus Kristus apšvies esančius tamsoje ir nukreip žingsnius į ramybės kelią, dovanos ramybę, dovanos amžiną ramybę. Ir sako, tu, vaikeli, šie žodžiai skirti Jonui, krikštytojui, sako, tu mokysi jo žmonės pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmių atleidimą ir širdingiausią mūsų Dievo gailestingumą. Taigi mes matome, tam, kad patirti Dievo gailestingumą, tam, kad patirti tą ramybę, kuri iš Dievo ateina, reikalingas kas? Nuodėmių atleidimas. Nuodėmė skiria žmogų nuo Dievo. Bet tam, kad žmogus tai suprastų ir dar daugiau, kad jis suprastų, jog esama išeities, esama sprendimo iš šios situacijos be išeities, žmogiškai žiūrint, žmogiškoms jėgoms nėra jokios galimybės išsivaduoti iš nuodėmės ir jos pasekmių. Todėl reikalinga žmonės mokyti. Mokyti ko? Jonas mokė žmonės pažinti išgelbėjimą per nuodėmę atleidimą, o nuodėmės atleidžiamas už jas atgailaujant. Ir mes skaitome, jog Jonas Krikštytojas skelbs atgailos krikštą. Jis krikštys atgailos krikštu. Ir būtent atgaila dovanos nuodėmių atleidimą, nuodėmę apvalymą. Jis mokys žmonės, jis kvies žmonės atgailai. Tokiu būdu, ruošdamas jų širdims kelią prie Jėzaus, pas Jėzų. Nes būtent Jėzus pavadinamas ta aušra iš aukštybių. Ir Jonas Krikštytojas apie save sakys, aš nesu šviesa, arba Jonas nebuvo šviesa.
evangelistas Jonas apie Joną Krikštytoją rašys, jog jis nebuvo šviesa, jog jis skelbė apie šviesą. Jėzus Kristus yra šviesa. Ir šiandieną, skaitant šį Luko Evangelijos skyrių, taip pat ir aš skelbiu, jog Jėzus yra išeitis iš nuodėmės, vergystės. Jėzus Kristus yra išeitis iš amžino pasmerkimo už mūsų nuodėmes. Ir kelias į šį apvalymą, atleidimą ir galiausiai sielos išgelbėjimą amžinybėje yra būtent per tikėjimą Jėzaus Kristaus auka ir atgailą prieš jį už savo nuodėmes. Ir kiekvienas, kuris atsigręš į Jėzų Kristų, patikės juo kaip savo gelbėtoju, tuo, kuris jį pamilo, už kurį jis numirė, atgailaus už savo nuodėmes, patirs Dievo gailestingumą, patirs tai, kad Dievas susimils, atleis, apvalys, nuplaus kaltes, pamirš jas ir priims į savo artumą, priims į dangišką karalystę. Toks žmogus tampa Dievo vaiku, mylimu Dievo vaiku. Dievas tokį priima, išgelbsti. Ir būtent apie tai pranašauja Zacharijas šitoj savo giesmėj. Apie Jėzų Kristų ir apie Joną Krikštytoją, kuris būtent ateis ištiesinti kelių. Ir paskutinė 80-oji šios skyriaus eilutė skamba taip: kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos. Taigi Jonas augo ir tvirtėjo dvasia. Jis augo ne tik kūnu, bet ir dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos. Tai buvo išskirtinis Jono Krikštytojo bruožas, asketiškumas. Jis gyveno atsiskyręs, vienumoj, dykumoj, nuo visuomenės. Nepaaiškino raštas kodėl, bet pranašams būdinga iš tikrųjų atsiskirti nuo pasaulio šurmulio tam, kad Dievo balsas, šventosios dvasios liudijimas būtų jų geriau, tiksliau atpažįstamas, suvokiamas. Mes vėliau skaitysime, kad Jonas Krikštytojas buvo apsivilkęs kupranugarių vilnų apdaru, kupranugarių kailiu susijuosęs diržu, odiniu mito, aukiniais kėriais, medumi. Matome, kad tiek apranga, tiek maistas buvo asketiški, jo gyvenimo būdas buvo labai asketiškas. Ir visgi atėjo ta diena, atėjo ta valanda, kai Jonas išėjo į viešumą, kaip mes čia skaitome, iki pat savo viešo pasirodymo Izraelio dienos. Greičiausiai tas laikas dykumoje buvo Jono pasiruošimas tam vaidmeniui, tai misijai, kuriam Dievas buvo skyręs. Dar prieš tai, pačioj pradžioje angelas pranašavo, kad jis negers nei vyno, nei stiprių gėrimų. Jis bus pašvęstas Dievui pilnai žmogus. Ir atėjus dienai, kada atėjo laikas, jis pasirodė viešumoje ir iš tikrųjų mes matome pritrenkiančiai, sėkmingai ir galingai jisai tarnavo žmonėms, krikštydamas juos atgailai. Mes matome, kad Dievo dvasia iš tikrųjų galingai surinko žmonės, subūrė aplinkį žmonės. Jonas Krikštytojas buvo dideliu autoritetu.
Taip, kad net karalius Erodas mėgo jo klausyti, jam patikdavo jo klausyti, kai jis jį kalino. Jis klausėsi jo mokymų, jis klausėsi jo išminties, jam patikdavo leisti su jo laiką. Kodėl? Todėl, kad tai buvo Dievo tyras, pateptas, šventas, apdovanotas žmogus. Taigi, toks Luko Evangelijos pirmas skyrius, išsamus, platus, daug naujų detalių atveriantis, pasakojame apie Joną Krikštytoją ir apie Jėzaus Kristaus gimimą taip pat. Nesikartosiu, esame daugelio įvairių pamokų, dar kartelį skaitykime, įsižiūrėkime, įsiminkime, įsidėkime į širdį ir prašykime Dievo malonės laikytis to, būti tokiais žmonėmis, kaip Elžbieta su Zachariju, kaip Marija, Juozapo sužadėtinė, būti tokiais žmonėmis, kaip Jonas, kuris atsidavė tarnauti Dievui visą savo esybę, ir galiausiai Jėzus, kuris dar, kol mes esame Luko pirmam skyriui, jis dar Marijos iščiose, bet kai jis gims, augs taip pat, ne tik kūno augs ir dvasia, kaip mes skaitysime apie jį, ir vėliau jisai prisiims tą pašaukimą tėvo ir išpildys jį tobulai. Visi šie žmonės yra mums didelis įkvėpimas ir pavyzdys. Sekime jais, mokykimės iš jų. Na, Dievas tame visame mums te padeda. Ačiū, brangieji, kad domitės, kad gilinatės į Dievo žodį, kad klausotės, skaitote drauge, te Viešpats kiekvieną iš jūsų gausiai laimina. Sudie.